Sveiki sugrįžę. Dabar kalbėsime apie anemijų diferencinę diagnostiką, pacientų ištyrimo galimybes ir anemijų gydymo aspektus. Šeimos gydytojas dažniausiai savo diagnostiniu instrumentu gali laikyti pirmiausia bendrą kraujo tyrimą. Tai iš tikrųjų labai pakankamai svarbus ir pats pirmasis diagnostikos etapas. Tačiau reikėtų atsiminti keletą tokių svarbių praktinių aspektų. Hemoglobino koncentracija ir MCV rodiklis, tai yra vidutinis ląstelės tūris, gali būti normalus, kol egzistuoja tik tais geležies stoka ir dar nėra anemijos. Kadangi anemija yra toks procesas, kuomet hemoglobino sumažėjimas jau yra kaip baigtinė finalinė proceso išraiška. Moksliniai darbai visgi patvirtina, kad esant latentiniai geležies stokai ir dar nematant anemijos vaizdo bendrajame kraujo tyrime, jau galimi subjektyvūs anemijos simptomai. MCV rodiklis taipogi nėra itin specifinis, jis neabejotinai padeda diferencinės diagnostikos procese, norint nustatyti, bent jau įtarti tam tikrą anemijos priežastį, tačiau nenaudotinas atmetant arba patvirtinant konkrečią specifinę anemiją. Makrocitozė, kaip jau minėjau, taip pat nėra anemijos priežasties žymuo, tačiau egzistuoja tam tikros tendencijos. Kuo didesnis šis rodiklis, tuo labiau vis dėlto tikėtinos makrocitinės megaloblastinės anemijos, kaip vitamino B12 arba folatų stokos. B12 trūkumas būna paprastai dažnesnis nei folatų. Organizme vis dėlto yra pakankamai nemažos šio vitamino atsargos ir tiesiog reikalingas tam tikras laikas, kol anemija išsivystys. MCH ir MCHC, tai yra vidutinis ląstelės hemoglobino koncentracija, yra taip pat linkusi nukrypti kartu su MCV rodikliu, tačiau jie taip pat nėra ypatingai jautrus ar specifiški. Itin svarbus ir labai reikalingas tyrimas, tai yra feritino kiekis kraujyje. Jis patvirtina geležies trūkumo anemiją, kadangi feritinas rodo geležies atsargas. Ką reikėtų atsiminti, kad feritinas tuo pačiu yra ir ūmios fazės baltymas, taigi interpretacija apie geležies stoką tampa sudėtingesnė, kuomet lygiagrečiai asmuo serga ir lėtine liga. Labai svarbu paminėti, kad matant bendrame kraujo tyrime atliktame analizatoriaus pagalba tam tikrus nukrypimus ir įtariant anemiją, svarbu kraują mikroskopuoti, tai yra atlikti kraujo tepinėlio mikroskopiją, kadangi šie jo metu rasti pakitimai taip pat padėtų orientuotis, kuriosgi anemijos galime tikėtis. Nes geležies stokos atveju tai galima mikrocitozė, paprastai laboratorijos gydytojas parašo mikrocitozė, anizocitozė, hipochrominiai eritrocitai. Jeigu yra B12 ir folatų stoka, paprastai rašoma, kad yra makrovalocitai, megaloblastai. Jeigu vyksta hemolizė, tai priklausomai nuo to, kur jinai vyksta, yra matomi sferocitai arba schistocitai. Na ir lėtinių ligų anemijos atveju dažniausiai kraujo tepinėlis būna nepakitęs. Labai dažnai gydytojo mylimas yra geležies kiekio nustatymas kraujyje, tačiau noriu pabrėžti, kad šio mikroelemento kiekis serume yra tik 0,1%. Ir įvertinus hemoglobiną, tai neturėtų būti pirmasis tyrimas siekiantis išsiaiškinti anemijos priežastį. Turėčiau keletą paminėti įmantresnių tyrimų, tai yra tirpūs transferino receptoriai, jie yra geležies kiekio ląstelinėme lygyje indikatoriai, paprastai jų kiekis didėja esant geležies stokai. Transferino įsotinimas būtų ypatingai svarbus ir RDV rodiklis, taip vadinamas retikulocitų išsibarstymo arba eritrocitų išsibarstymo arba eritrocitų apimties variacijos rodiklis. Jie nėra vėlgi ypatingai jautrus ir specifiški, feritinas turėtų pirmumo teisę, lyginant juos tarpusavyje. Taigi, nuo ko pradėti? Nuo kokios ištyrimo schemos galėtumėm pradėti, norėdami išsiaiškinti, ar anemija egzistuoja ir kokios kilmės jinai galėtų būti? Įvertinam pirmiausia hemoglobino kiekį, jeigu jis yra sumažėjęs, pasižiūrim MCV rodiklį ir labai svarbu žinoti retikulocitų skaičių. Galima paprašyti paskaičiuoti laboratorijos gydytojo, kiekgi yra retikulocitų, kai siunčiame tepinėlį mikroskopavimui. Kadangi jų padidėjimas rodo, kad kaulų čiulpuose vis dėlto atsakas į anemiją yra normalus arba tiesiog vyksta hemolizė, o sumažėjimas būdingas nepakankamos gamybos anemijai. Nėra sudėtinga paskaičiuoti savo kabinete, dirbant koreguotą retikulocitų indeksą. Žinome, kiek yra retikulocitų, pažiūrime, koks yra paciento hematokritas konkrečiame bendrame kraujo tyrime ir pritaikome normos rodiklį priklausomai nuo to, ką tyrėme, vyrą ar moterį, tai yra parašome į formulę hematokrito normos rodiklį. Taigi, įvertinom bendrą kraują, pasižiūrėjom
įsivertinom kraujo tepinėlį, turim pirmiausia atsakyti klausimą, ar egzistuoja tik tai izoliuota anemija, ar egzistuoja pancitopenija, tai yra visų kraujo elementų sumažėjimas. Tokiu atveju galime įtarti kaulų čiulpų pažeidimą ir privalome pacientą siųsti hematologo konsultacijai. Jeigu yra izoliuota anemija, kaip minėjau, labai mums gelbsti koreguotas retikuliocito indeksas. Jeigu jis yra virš 2%, tai reiškia, organizme vyksta hiperregeneracija, jeigu mažiau 2% hiporegeneracija. Kągi darome toliau? Jeigu koreguotas retikuliocitų indeksas yra daugiau negu 2%, tuomet galime tikėtis ūmios arba lėtinės nukraujavimo anemijos, arba galbūt vyksta hemolizinė anemija dėl eritrocitų destrukcijos, o galbūt tiesiog regeneruoja eritropoezė po chemoterapijos arba pradėjus gydymą geležies preparatais, vitaminu B12 ar folio rūgštimi. Ką gali čia šeimos gydytojas daryti? Mums žinoma reikėtų ieškoti kraujavimo potencialaus šaltinio. Tai yra endoskopinis tyrimas, tai yra slapto kraujo išmatose tyrimas ir šlapimo tyrimas. Taip pat mano minėti jau netiesioginis bilirubinas ir laktatų dehidrogenazė. Jeigu nepavyksta atsakyti į klausimą apie šią anemijų grupę, tuomet žinoma siunčiame hematologo konsultacijai. Jeigu susidurėm su situacija, kuomet koreguotas retikuliocitų indeksas yra mažiau negu 2, vertinam MCV rodiklį. Jeigu jis yra normos ribose, tuomet galim tikėtis beprasidedančios lėtinių ligų anemijos, lengvos geležies stokos, o galbūt tai yra tiesiog nėštumas ir vyksta skysčių kaupimasis, taip vadinama hidremija, arba eritrocitų aplazija bei kaulų čiulpų infiltracija. Priminsiu apie eritrocitų aplaziją, kada galim tikėti šios būklės, tai yra tiesiog aplastinės anemijos metu, kuomet pacientas serga tam tikrą infekciją, kaip pavyzdžiui parvo viruso, živ, mikoplazmos, Epstein-Baro virusų, ir supresija galima dėl vaistų. Jeigu MCV rodiklis yra mažiau 80 femtolitrų, tuomet tikimės sunkios geležies stokos anemijos, lėtinių ligų anemijos, intoksikacijos švinu, o galbūt įgimtų problemų kaip talasemijos, hemoglobinopatijos ar sideroblastinės anemijos. Šias dvi grupės mums puikiai padeda diferencijuoti feritino tyrimas kraujyje. Jeigu jie atlikusis yra sumažėjęs, tuomet yra geležies stokos anemija, jeigu normalus ar padidėjęs, šeimos gydytojas galėtų paskirti dar keletą tyrimų, bandydamas diferencijuoti situaciją. Tai yra kretininas, skydliaukės hormonai, kepenų funkcijos rodikliai, uždegimo markeriai, CRB, nusėdimo greitis. Ir žinoma, jeigu reikia dar detalesnio ištyrimo, tuomet jau hematologų pagalba yra atliekamas kaulų čiulpų tyrimas ir hemoglobino elektroforezė. MCV rodiklio esant virš 100, tikėtina B12, folio rūgšties stoka, o galbūt tai yra mielodisplazija, alkoholio vartojimas, kepenų ligos arba hipotiroidizmas bei tam tikrų antimetabolitų vartojimas. Ką priskirsime antimetabolitams? Tai yra metotreksatas, zidovudinas, fenitoinas ir fenobarbitalis. Šiuo atveju diferencinės diagnostikos procese atliekama vitaminą B12, folio rūgštį, TSH, kepenų rodiklius, teiraujamės paciento apie alkoholio vartojimo įpročius, vaistų vartojimą, ir nepavykus rasti atsakymo, siunčiame hematologo konsultacijai. Tokia tai būtų parankinė ištyrimo schema, kurią tikrai patarčiau naudoti savo darbe. Jeigu anemijos kilmė nepaaiškėja remiantis visą šią pateiktą metodiką, tuomet konstatuojama neaiškios kilmės anemija ir pacientas nebejotinai siunčiamas hematologo konsultacijai. Ir anemijų gydymas. Kadangi pirmiausia norėjau akcentuoti geležies stokos anemiją, nuo jos norėčiau pradėti ir kalbėdama apie gydymą, tai visų pirma būtina šalinti geležies stoką sukėlusią priežastį, priešingu atveju turėsime nesėkmę gydant pacientą. Pirmumo teisė yra preparatams geriamiems, į veną nebent tai yra sutrikusi geležies absorbcija žarnyne arba niekaip nesiseka gydyti kitais būdais. Galėtumėme pasiūlyti pacientui geležies gliukonato, chlorido arba sulfato junginius. Jie pakankamai neblogai rezorbuojami organizme. Taip pat svarbu pasirenkant geležies preparatą pasižiūrėti jo paskirtį, nes egzistuoja vieni skirti profilaktikai, kiti gydymui. Paskaičiuojame pacientui skirtą kiekį daugindami kilogramus iš 2-3 mg elementinės geležies. Rekomenduojam vartoti 1 valandą prieš valgį arba tarp valgio. Visą paros dozę galima išgerti vienu metu arba skirstyti į kelias dalis. Būtina pabrėžti, kad susinorminus hemoglobinui būtina tęsti dar pusę dozės, tol kol atstatomos
geležies atsargos, tai yra kol feritinas pasieks reikiamas ribas, bus didesnis bent jau virš 30 mikrogramų. Jeigu atsiranda šalutiniai poveikiai, pykinimas, rėmo pilvo skausmas, vidurių užkietėjimas, patariame vartoti su maistu ir dozę didinam palaipsniui. Nebejotiną svarbą turi ir mūsų patarimai mitybos klausimais. Geriausiai geležis pasisavinama cheminėme pavidale, tai yra iš mėsos. Kadangi augaluose egzistuoja neretai fitatai, oksalatai ir šios medžiagos sąveikauja su geležimi ir neleidžia kokybiškai rezorbuotis žarnyne. O pasisavinimą gerina C vitaminas, B grupės vitaminai ir folio rūgštis. Taigi reikėtų parekomenduoti pacientui geležies tabletę užgerti rūgštesnėmis sultimis, kuriuose būtų vitamino C. Norėdami spręsti, ar sėkmingai gydom, po 10 dienų turėtų atsirasti retikuliocitozė, ir po mėnesio turėtų didėti hemoglobino kiekis. Atskirai norėčiau pabrėžti vaikų geležies stokos anemijos gydymą. Priklausomai nuo jos laipsnio, vaikučio svorį dauginam iš reikiamo geležies kiekio parai ir nepamirštame tęsti geležies preparatų, kai sunorminam hemoglobiną. Priklausomai nuo anemijos sunkumo laipsnio, tai galėtų vykti nuo mėnesio iki 5,5 gydytos dozės. Jeigu tai yra žindomas vaikutis arba dažnai ir gausiai pieno vartojantis vaikas, reikėtų pabrėžti mamai, kad tai pieno produktus reikėtų ypatingai derinti su geležimi. Tai yra, kad pienas mažina geležies pasisavinimą ir neturėtų būti duodamas tuo metu, kuomet paskiriamas geležies preparatas. Bent jau poros valandų skirtumas turėtų būti. Pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymą, kadagi reikėtų pacientą siųsti eritrocitų masės transfuzijai. Tai yra, jei mažakraujystę būtina sumažinti per trumpesnį laiką ir nėra kitų alternatyvių metodų. Jeigu hemoglobinas yra mažiau negu 60-70 gramų litre, tuomet indikuotina daugumai ligonių. Jeigu mažiau 80 ir 100, kuomet yra rizikos veiksniai. Tai yra koronarinė širdies liga, širdies vožtuvų patologija, galvos smegenų kraujagyslių patologija ar trauma bei sunkios plaučių ligos. Sekanti indikacija būtų kraujavimas nesustabdytas ir egzistuoja audinių hipoksijos grėsmė, ir žinoma vaisiaus ir naujagimio pakaitinis kraujo perpylimas. Kaip gydyti B12 ir folio rūgšties stoką? B12 egzistuoja injekuojama forma, cianokobalaminas, į raumenį, po odą, infuzija į veną. Egzistuoja ir geriamos jo formos, tačiau žinant šios anemijos išsivystymo patogenezę, tikėsimės išties prastesnio efekto ir nebus taip efektyvu, nes pasisavinama prasčiau. Noriu pabrėžti, kad jeigu neurologiniai pokyčiai užtruko ilgiau nei 6 mėnesius, juos koreguoti yra sudėtingiau. B12 beveik jo nėra augaliniuose produktuose ir pagrinde randama mėsoje, žuvyje, kepenyse, piene, kiaušiniuose. Gydant folatų stoką paskiriam 1 mg kasdien. Šiek tiek dar grįšiu prie injekcijų cianokobalamino, priklausomai nuo to, ar tai yra anemija, ar tiesiog B12 deficitas. Pradžioje kasdien injekuojame į raumenį apie 500 mikrogramų šio preparato, vėliau būtinai tęsiame kas mėnesį po 1 injekciją, kaip palaikomoji terapija galėtų būti. Ir lėtinių ligų anemijos gydymas. Visų pirma, gydoma yra pagrindinė liga sukėlusi anemiją. Ir po pagrindinės ligos korekcijos, žinoma, jeigu egzistuoja dar galimybių ją gydyti ir vyksta pagerėjimas, tai ir nuo anemijos paprastai pasveikstama per 1 mėnesį. Negydoma onkologinių ligonių anemija greitina naviko progresavimą ir tolimųjų metastazių vystimąsi. Sergant inkstų ligą galėtumėm pasikliauti eritropoetinu. Esant sisteminė jungiamojo audinio ligai, taikytinas prednizolonas ar kiti citostatikai. Ir esant grėsmingai būklei, taip pat ir lėtinių ligų anemijos atveju taikomos transfuzijos. Noriu pabrėžti, kad geležies druskos yra nenaudotinos, esant vien tik lėtinės ligos anemijai, taigi būtina prieš tai atlikti feritino tyrimą, įsitikinti jo kiekiu ir tik tai tuomet spręsti dėl geležies paskyrimo. Taigi eritropoetinas duoda didžiausią efektą, kuomet yra inkstų liga, kitais atvejais jis mažiau paprastai būna efektyvus. Maksimalus efektas gydant juo pasireiškia maždaug po mėnesio, gerėja hemoglobinas, retikuliocitai, efektyvu 2/3 ligonių. Egzistuoja tam tikra gydymo schema, kuomet hemoglobinas nukrenta mažiau 100 gramų litre, tai yra injekcijos po odą, 3 kart per savaitę, paskaičiuojant pagal svorį paciento. Jeigu blogas atsakas į gydymą, paprastai tai vyksta dėl prouždegiminių citokino padidėjimų ir per mažo geležies kiekio organizmo, tada lygiagrečiai tenka koreguoti ir geležies kiekį kraujyje. Jei nėra geležies trūkumo ir po 2 mėnesių gydymo optimaliomis dozėmis nėra atsako, pacientas įvardijamas kaip nejautrus šiems preparatams. Ir norėčiau apibendrinti šią paskaitą,
Kad vis dėlto anemija išties yra pakankamai dažnai pasitaikanti šeimos gydytojo praktikoje, patologinė organizmo būklė, todėl visais atvejais pacientas turintis anemijos sindromo požymių turi būti tyriamas dėl jos priežasčių. Būtina išmintingai naudoti dažniausius diferencinės diagnostikos rodiklius, laikantis nuoseklios ištyrimo schemos. Ir anemiją būtina gydyti. Visų pirma, žinoma, priklausomai nuo jos priežasties, naudojant tinkamą priemonę, tinkamų būdų ir teisingą laikotarpį. Mėly kolegos, ačiū už jūsų skirtą dėmesį šiai trumpai paskaitai. Aš tikiuosi, kad mano pateiktos žinios padės jūsų nelengvame darbe. Taigi linkiu sėkmės dirbant su anemija sergančiais žmonėmis.